Sveiki, sveiki, labai greitas video. Norėjau labai trumpai pasakyti, ko Alliansum kompanija dar turėtų mokinti. Mokinti turėtų amatininkus, kaip apskaičiuoti medžiagas. Aš labai dažnai su tuo susidūriau. Tai yra tie žmonės, kurie dirba savo, kurie turi licenzijas nusipirkę, tai yra darbo liudijimą Lietuvoje ir jie nemoka apskaičiuoti medžiagų. Kai dariau remontų salone, tai man darė toksai Albertas, aš turėjau vienas medžiagas, mes su juo nuvažiavome parduotuvę, pripirkome medžiagų, jis darė tuos remontus, tada užgėrė, išėjo ir tada, ką man daryti, tada samdžiausi kompaniją, elektrikas ten padarė, išgręžė skylutę, sudėjo halogenus, ten laidus sunešiojo, nes bus halogenai. O tada atėjo tas Albertas su savo draugu ir tada priklijavo kitas lubas, užklijavo tas skylės, tada laidai ten suvedžioti. Suprantat, kokiam chaose ir kaip jie dirba. Tai vienas iš pavyzdžių, yra labai labai daug tų pavyzdžių. Tarp kitko, pratęsiant tą istoriją, aš pasamdžiau kitą kompaniją, tai buvo Egidijus Dabrila su savo kompanija, nuostabiai man padarė darbus, už ką aš be galo dėkinga, man davė net išsimokėtinai ir aš tikrai nei Kristinos, nei jos vyro tikrai nepamiršiu už tuos Egidijus, už labai tuos gerus darbus, tikrai aš be galo jums dėkinga. Taigi, tai tokių pavyzdžių turiu N, kada žmonės nesugeba apskaičiuoti, kiek reikia medžiagų. Tai tada tos medžiagos nuo to Alberto liko, nes Egidijaus kompanija dirbo profesionaliai.